Sveiki tamstos. Turim siuntelę iš Gerbesto. Hot and Classic Toys rašom. Nu pasižiūrim, ką mes čia turim Hot and Classic Toys. Net neatsimenu, ką jau užsakinėjau. Nu, kokie Toys. Nu jo, geri žaisliukai. Kažkas čia man pakomentavo, kad kas čia pas tavęs, sako, kad peilis iš švinukų naudoja atidarimui. Kaip netikras unboxeris, tai gal reikia kažkokie atsisiųsti, rimtesnį. Bet nežinau, ar čia unboxingo atsisiunčiu, ar čia šiaip savo. Peilis keramikinis. Bet labai patiko tai, kad jisai užsilenkė, nes iš tikrųjų tie keramikiniai labai brangus, tai yra labai aštrus ir labai greitai lūžta. Tai vat, parsisiunčiu tokį, kad užsilenktų. Nu, pasižiūrim. Kažkaip nelabai šiek jauna, gal ir nieko. Gerai, peilio testas pagrindinis. Nu ką. Nu, sakyčiau, tikrai mačiau aštresnių, nes kažkaip tai, kad ir keramikinis, bet jeigu nebūks, bus gerai. O pomidorą pjauna? Aišku. Sako, dar reikia pomidorą testą padaryti. Nu gerai. Gausim toj pomidorą ir bandysim. Žiūrim, ką čia turim toliau. Prožektoriukas, mini prožektoriukas. Kaip pastebėjau, turbūt, kad pas mane pakankamai daug dabar siuntų eina iš Gerbesto. Iš tikrųjų, kaip bebūtų keista, pirkau tam, kad būtų kaip protestuoti. Nu, baterijas išsodinti. Nes taip pasižiūrėjau, kad vienos baterijos neturiu kaip išsodinti. Ir taip įsitikint, kad tikrai tuščia baterija pakankamai sunku. Nes būna, kad nusėda viena, o kita dar būna pusė velnio. Aš čia pilnai bandau pakrauti, kad pažiūrėti jos talpą, o iš tikrųjų nesu garantuotas, kad jinai iš tikrųjų tuščia yra. Pradėjo man rodys tokios pačios baterijos skirtingus rezultatus. Taigi parsisiunčiau tokios vienos baterijos prožektoriuką. Kainavo gal 1,5 euro. Jezus, šviečia. Čia apakint gali. Nerealiai, pas mane čia pakankamai iš tikrųjų šviesu. O jis taip šviečia. Wow, geras, tai dar susikoncentruot galim. Geras, už 1,5 euro tokį daiktą galima nusipirkti. Nice. 1,5 euro, tai iki 2 eurų kažką mokėjau, dabar tiksliai nepasakysiu, bet nu super. Čia tas kry vadinamas. Ledas stovi viduj, taigi iš tikrųjų baterijos nedaug valgo, o šviečia, nu, ką žinau, visai neblogai. Nustebino, iš tikrųjų nustebino. Nesitikėjau, kad taip galingai švies. Nice. Nu, fantastika. Trūksta žodžių. Tai va, nu gerai, atnešė man pomidorą, išbandom dar peiliuką. Pomidoro testas, padedam. Dabar žiūrim, ar įpjaus. Labai lengvas yra. Jauna. Ne taip lengvai, kaip norėtųsi, bet jeigu pirksit keramikinius peilius, tai su jais jokių mėsų, tai yra kaulų tokių kažkokių, dar kažko, žuvies pjaustyti negalima su kaulais, nes labai lūžta. Tai va tas variantas, kad užsilenkia, jisai jau vienas iš labai didelis pliusas yra iš tikrųjų. Fun. Visai nieko peilis, irgi kalbu. Iki 2 eurų kainavo, žodžiu, labai pigi siunta, bet visai nieko. Super. Taigi, tokie daikčiukai šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot. Eikite Facebooką pas mane. Ten daug visokių dalykų atsiranda. Akcija gera, jeigu randu įmetu tenai. Taigi, manau, kad jeigu perkat Kinijoje, pravers tenai būti. Taigi, iki greito.